Kas iš mūsų nenorėtų būti šventuoju. Ir tai jau šiandien. Dažnai, kai skaitome šventųjų biografijas, ten atrandame tų šventųjų gyvenimo aprašymuose, kad jiems buvo lengva daryti gerus darbus, jie buvo tokie nuostabus, tokie šventi, tokie geri, bendravo su kiekvienu žmogum, jiems nebuvo sunku atsikratyti kažkokių nuodėmių, jų gyvenimas atrodo kaip idila, jiems buvo lengva būti šventaisiais. Tokie net galim pasakyti, jie buvo tokie saldus, jų gyvenimas buvo toks labai paprastas, lengvas, aiškus. Gal ir dėl to kartais mums atrodo, kad šventumas yra nepasiekiamas. Neįmanoma būti šventuoju. O iš tikrųjų šventumas tai nėra tada, kai žmogus pastoviai meldžiasi, tai nėra tada, kai lengva yra daryti gerus darbus, kaip lengva yra kovoti su nuodėmėmis, gal tų pagundų visiškai nebebūtų, tada mums atrodo, kad čia yra šventumas. Tačiau šventumas yra tada, kai žmogus iš tikrųjų tiki viešpačiu Jėzumi Kristumi. Visada ir visur. Yra tada, kai žmogus pasitiki, jog Dievas įveda, jog Dievas yra labai arti. Šventumas yra tada, kai žmogus myli Dievą labiau negu ką kitą. Taigi šventumas tai yra toks ypatingas ryšys su Dievu. Tai šventieji labai dažnai ėjo išpažinties. Tai šventieji kovojo su savo silpnybėmis. Tai šventieji siekė to, kad sugebėtų padaryti gerą darbą kitam žmogui. Ne savanaudiškai. Jie kovojo su savimi, kovojo su savo silpnybėmis, kovojo su piktuoju. Taigi Dievas yra tobulai šventas ir jis įpila į mūsų širdį savo šventumą. Jis mums duoda tą šventumą. Su kuo bendraujame, tokie ir mes tampame. Taigi reikia mums pasitikėti Dievu. Išdrįsti, kad jis mus ugdytų, kaip geras sodininkas pasirūpina savo ūkio, savo augalais, kaip jis apvalo, kaip jis tvarko viską, kaip jis pasodina, kaip jis teršių duoda, tai jis visko pasirūpina. Taigi reikia mums tos drąsos pasitikėti, kad Dievas mus ugdys, kad Dievas mus ištobulins, kad Dievas mus padarys šventuosius. Ir jis kantriai visus darbus atlieka. Ne kartą bando mus apvalyti, ne kartą mums atleidžia nuodėmės, ne kartą mus paskatina, pastoviai kartoja, būk šventas. Tai dažnai mums trūksta tos kantrybės. Tai mes pasiduodam. Mes, kai vieną kartą mums neišeis, nes buvome pasiryžę nebenusidėti, nusidėjome, mes pasiduodame, sakome, nieko vertiesam. Tačiau, kai mes pasitikime Dievu, mes iš tikrųjų galime po truputį, mažais žingsniais tapti šventaisiais, gražiais Dievo akise. Sveikinu visus, kurie siekia šventumo kartu su Dievu ir sveikinu visus pranciškoniškų šūkių taika ir gėris.